Sveiki visi ir sveiki atvykę į mano macOS pamokas, skirtas šiai operaciniai sistemai suprasti ir išmokti ją naudotis. Taigi šioje pirmoje pamokoje aš jums paaiškinsiu, kaip čia viskas vyksta, pagrindinės komandas. Ir taigi šią pamoką sudarys 3 punktai. Pirmas punktas – klaviatūros naudojimas. Antras punktas – aplikacijos. Ir trečias punktas – meniu juosta viršuje. Taigi pradėkime nuo pirmo punkto. Nusipirkę šį kompiuterį jūs rasite klaviatūrą ir jinai bus šiek tiek kitokia negu naudojama Windows operaciniai sistemai. Ir iškart jūs tikriausiai pamatysite skirtumą tarp F1, F2, F3 ir taip iki F12 mygtukų. Pamatysite naują CMD mygtuką ir aš dabar norėčiau iš karto išmokti jais naudotis. Tai va. Taigi, F1 mygtukas sumažina ryškumą, F2 padidina. F3 mygtukas atidaro galimus pasirinkti langus. Jūs galite pereiti į šitą darbinį, tokį kaip desktopą. Galite į pagrindinį desktopą, galite pasidėti dar vieną desktopą. Tai atlieka maždaug kaip kelių monitorių paskirtį. Pavyzdžiui, jeigu jūs norite live streaminti, per čia, sakykime, desktop antram jūs pasileidžiate programą, o desktop pirmam jos jau nebesimatys ir čia galite daryti viską gražiai. Atrodys, kaip turite 2 monitorius. Taigi, išjungti antrą desktopą galite užvedus pelytę ant jo ir pasirinkus fiksiuką. Taip, toliau F4. Taip, aš esu turėjęs 2 klaviatūras. Vienoje F4 atliko kitokią funkciją negu dabar, kur aš turiu. Vienoje atsidarydavo štai toks langas, o kitoje tiesiog pereidavo į šitą darbinį langą, kaip yra dabar. Taigi, apie šį langą dabar paaiškinsiu, o apie kitą funkciją, kaip aš jums rodžiau šitą, paaiškinsiu šiek tiek vėliau, antrame punkte. Taigi, grįžtant prie šito. Čia yra lyg darbinis desktopas, jūs galite susidėti, kas jums patogu. Laikrodį, galite skaičiuotuvą, galite skrydžių įvairius, ten grafikus susidėti ir taip toliau. Galite tą žodyną įsidėti, galite, nežinau, galite orus va pasižiūrėti, įsidėti. Tai va, kaip jums tik tai patogu. Taip, toliau grįžtame prie klaviatūros. F5, F6 yra nebindinti mygtukai, jos galite užsibindyti patys. Paaiškinsiu, ką tai daro kitose serijose. Toliau F7, F8, F9 tai sustabdo ir paleidžia muziką, atsuka arba prasuka ją. F10 išjungia garsą arba įjungia, jeigu jis prieš tai buvo išjungtas. F11 sumažina ir F12 padidina. Taigi, toliau, taip, kam yra reikalingas CMD mygtukas? Jis atlieka Ctrl mygtuko funkciją. Pavyzdžiui, Windows'uose jūs esate įpratę naudoti Ctrl+C, Ctrl+V, kopijuoti ir padėti failą, arba Alt+Tab naršyti po programų langus. O čia vietoj Ctrl ir Alt jūs naudosite CMD mygtuką. Pavyzdžiui, CMD+Tab jūs vaikštote tarp skirtingų langų. CMD+C kopijuojate, CMD+V padedate. Taigi, dabar einame prie antrojo punkto. Antrasis punktas yra aplikacijos, kurias jūs matote. Pirmiausia, pamatysite šiame doke angliškai, kaip lietuviškai, aš nežinau. Taip, taigi, pirmiausia, jums norėčiau parodyti, kur randasi visos jūsų aplikacijos. Taigi, yra 2 būdai. Pirmas yra Finderį surasti, o antras yra Launchpadą. Taigi, prieiname prie pirmo. Finderyje atsidarome Finder ir Applications. Pamatysite visas turimas jūsų aplikacijas. Toliau,
Antrasis pasirinkimas yra Launchpadas. Čia matysite savo visas programas šiek tiek kitaip, galite naršyti po tos langus, va taip kaip aš naršau, ir čia visos iškart kelsis jūsų programos. Taigi, taip. Toliau norėčiau paaiškinti dar vieną dalyką, kaip veikia šios aplikacijos. Įprastai, jeigu jūs pasileidžiate internetą ir paspaudžiate šitą mygtuką, jis užsidaro. Viskas. Jei programa uždaryta, jinai neėda jokios jūsų ten atminties, neužima procesoriaus, tenai nieko. Absoliučiai, jinai yra išjungta. Tačiau čia taip nėra. Jinai vis dar veikia. Matote, jinai vis dar veikia. Kodėl? Todėl, kad jeigu norite išjungti programą, paspaudžiate dešinį mygtuką ant tos programos ir quit. Arba, jeigu jinai neatsako, tai yra not responding, jūs paspaudžiate šitą Apple ženkliuką force quit ir pasirenkate ką išjungti. Taip. Einame prie trečio punkto. Trečiasis punktas. Meniu juosta. Taigi jūs, jeigu nebusite pasirinkę programos, jūs matysite tiesiog tokį. Tai va. Taigi, paspaudus Apple ženkliuką, jūs galite pažiūrėti apie jūsų Mac'ą, jūsų ten procesoriaus galingumą, RAM-ą, galite atsinaujinti programinį įrangą arba galite atsidaryti Apple Store. Toliau, System Preferences atsidarote nustatymus, Dock. Tai va, yra šitas dalykas. Jūs galite čia jį koreguoti, padaryti, kad jo nesimatytų, kad jis būtų kairėje, šitaip. Galite, kad jis būtų dešinėje, kaip tik tai jums patogu. Toliau, Recent Items nesenai atidarytos programos, visas pamatysite. Force Quit jau aiškinau, kas tai yra. Taigi, čia Sleep ir Restart Down, manau, nebus jums ir loga, taigi taip pat jūs žinote, manau, ką tai reiškia. Toliau, jūs visą laik šito niekada šitos neuždarykite. Per Force Quit niekada, nes tai yra kaip pagrindinis toksai dalykas ir niekada, kaip sakiau, darykite, čia matysite jo šitos programos nustatymus, tas pats bus atsidarius internetą, matysite nustatymus, kiekvienai programai atsidarius matysite nustatymus. Toliau, File, čia irgi viskas, visi šitie dalykai priklauso šitai programai, taip pat ir su šitu. Visi šitie dalykai priklauso programai. Čia galite eiti, pavyzdžiui, į kokį nors į dokumentus, per čia galite eiti ir panašiai. Toliau čia matysite įjungtas programas. Pavyzdžiui, dabar, kai aš filmuoju, yra įjungta šita programa ir rodo šį čia. Ne visas programas čia rodys tik tai kai kurias. Toliau Bluetooth'as. Jį jungia visą laiko, jeigu norite su klaviatūra, kad turėtų susisiekimą, jeigu nėra nelaidinė. Toliau Wi-Fi'us, jeigu naudojate Wi-Fi'ų galite jungti. Garsą galite padidinti, sumažinti, jeigu neveikia klaviatūra. Arba turite kitokią klaviatūrą. Toliau, čia yra laikas, data, galite pasikeisti. Bus vėliau pamokos tam viskam. Čia yra visi langai jungti, kuriuos jūs galite matyti. Čia galite ieškoti tam tikrų dalykų jūsų Mac'e ir taip toliau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi kažką išmokote ir susitiksime kitose pamokose.